Queen'us aš išgirdau pirmą kartą, man atnešė plokštelę, ta prasme labai patiko, nes patiko chorai ten jų visi. Nu, žodžiu, ten daug yra labai įdomių dalykų, bet aš tai išgirdau, man tai buvo pirmas įspūdis būtent to aštuntoko. Aš tą plokštelę nešiau savo draugui parodyti. Ir prie manęs prisikabino pižonai, nes anksčiau rajonuose buvo tokie. Ir jie bandė iš manęs atimti šitą plokštelę. Ir aš pas tą draugą visas atėjau, toks sudaužytas. Aš pasakiau, aš niekada neatiduosiu. Publika tikrai ateis į gražų, solidų, aukšto lygio renginį. Nes čia susirenka profesionalai. Susirink žmonės, būtent tie, kurie tą visą dalyką atliks, tie, kurie tom gyvena. Vaikystės visą laiką prisimenu, kai aš pirmą kartą mačiau Freddie Mercury, jis buvo kaip geriausias dainininkas ever. Ir aš prisimenu, aš matau tą koncertą iš Wembley stadioną, aš neprisimenu tiksliai, aš 86, jo, man buvo prieš 6 metų. Ir kažkaip, ir aš mačiau, kaip jisai dainuoja, ir kaip visi groja, ir kaip visi ten, kaip žmonių reaguoja, ir kažkaip man buvo, paliko labai didelį įspūdį. Ir kažkaip nuo to laiko aš įsimylėjau Queen iš vis. Bet tada, gerokai vėliau, aš nupirkau tą DVD iš Wembley stadiono, ir dabar mes žiūrim kartu su vaikais. Susimatysim, čau! Queen yra viena iš grupių, su kurios muzika aš užaugau kaip roko muzikos atstovas. Nebuvau ten super fanas, ta prasme, tas, kuris jau ten atmintinai visus kūrinius žino ir žino visą diskografiją ir biografiją, bet kadangi tai yra labai melodingo vokalo grupė, man apskritai melodinga grupė, tai man aktualu, nes aš to tokio melodingo roko mėgėjas. Draugauju su pačiūžom lengvai, galiu nenukrist, pavyzdžiui, ir atbuliniu galiu važiuoti. Taip, kadangi su riedučiais draugavau, tai draugauju su pačiūžom. Labai smalsu, kaip pavyks mums suderinti visą tą tikslumą. Žinot, šokėjai, jiegi turi savo tiksliai sekundę į sekundę, čia pakėlimas, ten tas kažkoks triukas, dar kažkas, ir mums reikia neužlėtinti, neimprovizuoti ko nors, reikia labai tiksliai, tai labai sinchronizuoti viską. Tai aš manau, kad bus įdomu, mums patiems tai yra visiškai nauja patirtis ir be to gyvas garsas, orkestras, grupė, šokėjai, pažiūrėsim, man tai labai smalsu. Mano nuomonė, negimė dar pasaulyje toks vokalistas ir dainininkas ir kūrėjas kaip Freddie Mercuris ir nežinau, ar begims kada. Jis yra vienas iš tų kelių žmonių, kurių niekas niekada nesugebės pakartoti ir prilygti. Dabar matau iš repeticijos, kas bus labai smagu, nes kompanija sava, muzikantai pažįstami, tai kažkaip tai tikiuosi, kad viskas lengvai eisis. O gal ir paspausiu ranką kokiam žmogui.